Paulius mums rašo, kad mes visi esame kare. Jo, aš dar kartą perskaitysiu šią rašto eilutę ir va čia labai aiškiai parašyta Efeziečiams 6:12, mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis. Mes grūmėmės ir tai ne tik apie apaštalus, tai apie kiekvieną žmogų. Toliau apie karą, kur parašyta. Va, 2 Korintiečiams 10 skyrius. Mūsų kovos ginklai nekūniški. Mūsų kovos ginklai nekūniški. Ką aš dabar noriu pasakyti, kad mes kovojame. Jo, brangiai, ta savoka, nesavoka, tas supratimas, kad mes nesame kare, jis tiesiog apgauna mus ir padaro labai lengvais taikiniais mūsų priešui. Jeigu mes nekariaujam, mes turim visus ginklus, jo Paulius sako, kad va, mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtovės. Ir reiškia, mes tai turim. Mes turim tos ginklus, mes turim kaip griauti tas tvirtovės, bet mes to nedarom. Jeigu mes tikime, kad karo nėra, kad viskas įvyko, tai mes esam supainioti, mes esam apgaulėje, jo, mes esame tiesiog nesupratime ir tai padaro mus lengvais taikiniais. Jo, mes turim visus ginklus, visą amuniciją, bet nieko nedarom su tai.